Nu labas draugai, sekėjai, patiktukų, paspaudėjai ir visi kiti stebėtojai, kurie stebit mus, mane, mano kanalą. Dabar jau galiu pasigirti, galėsit stebėti mane Facebook paskyroje, kaip jau nuo Facebooko pradėjau, tai Facebookas mano yra pagrindinė platforma, Instagramas toks. Ale keliu, ale nekeliu, YouTube kanalas, kaip visada, kas Facebook'e, tas ir YouTube'e, nepriklausomai ar jūs žiūrit, nežiūrit, aš keliu ir ten, ir ten. Ir dabar sugalvojau sukurti TikToko paskyrą ir kelti dar ir į TikToką. Taip, kad matysit mane ir TikTok'e, Facebook'e, YouTube'e, na ir Instagramas pagal nežinau ką, sugalvosiu, įkelsiu, negalvosiu, nekelsiu. Tai va, 3 platformos, kurioje galėsit mane stebėti, žiūrėti, laikinti ir dalintis visai naudingą informaciją. Tai ką, šiandien esame pas manęs dirbtuvėlėse, dirbame, lankstėme, galiu parodyti. Esam jau stipriai pajudėję su vienu užsakymu iš Rombo tvaros. Dirbame šiandien čia, lankstėme, nes blogas oras ir ne tik, kad blogas oras, nes pirmadienį jau ši tvora turi važiuoti pagal mano planų sąrašą į Gargždus ir turim pradėti montuoti ją ant stulpų. Tai va, mes turim nebedaug laiko, nes jau šiandien ketvirtadienis, rytoj šiandien be to dingo elektra. Praradom 5 darbo valandas, bet aš nenusimenu, nes aš žinau, kad mes vis tiek pasidarysim, nuvažiuosim ir sumontuosim. Tai va, pagal planus yra nuvažiuoti, kitoj savaitėje sumontuoti, tada vėl grįžti į Palangą. Palangoj dalinausi. Ačiū už nykštukus, už Palangą. Ir ačiū už komentarus. Ne už komentarus, o asmeninės žinutės iš Palangos, kur dalinausi sandėliuką. Tai labai ačiū, kad esat tokie aktyvūs. Jūs faini. Tikrai esat faini visi tie, kurie mane stebit. Esat verti, nežinau, didžiausio ačiū. Ir visiems, kurie parašot komentarą, visi, kur parašot man asmeninę žinutę, visada tariu didžiausią ačiū už viską. Kad ir už nykštuko paspaudimą ir už tą ačiū. Todėl, kad kiekvienas jūsų, ypač dabar šiuo metu, aš nežinau, kodėl dabar taip sparčiai visi, nežinau, pradeda, ar čia tas pavasaris, tos nuotaikos geresnės, visi ta saulė išlindusi, bet tikrai pastebėjau vieną dalyką, kad šiuo metu labai aktyviai jūs spaudžiat šitos, labai aktyviai komentuojat ir labai aktyviai rašot, domitės visais tais klausimais. Aišku, žinau, ne visiems atsakau, nesu robotas, irgi kartais, pavargstu nuo to viso balagano. Tai man reikia kartais irgi pailsėti, atsijungiu ir manęs nebėra. Bet kiek galiu, tiek atsakau, kiek galiu, tiek padedu. Taip pat yra planuose kitą savaitę vėl intensyviai. 3 ar 4 susitikimai, vienas Palangoj. Kitas Klaipėdoj, dar yra skaičiavimų. Klaipėdoj vieną garažą. Niekaip neprisėdu prie kompo paskaičiuoti žmonėm, o jau elektroninius laiškus 2 gavau. Tikrai atsisėsiu, padarysiu, paskaičiuosiu, bet ne apie tai, tas vaizdo įrašas, biškai įsiplėčiau ne ten, kur reikėtų. Tai labai ačiū, kad jūs spaudžiat nykštukus į viršų. Nes tie nykštukai, ne dėl to, kai jūs pakelsit mano paskyrą ten į kažkokius influencerius ten ar hujencerius. Tikrai tokių nenoriu būti, tikrai tokių nebūsiu. Pinigų iš to neuždirbinėju ir neuždirbsiu tikriausiai, nes ne mano ta sfera reklamuoti, pardavinėti, nesu marketingistas ir tikrai nedarau tokių dalykų. Bet tie nykštukai pakelti ant posto, ant įkelto kažkokio tai vaizdo įrašą, tikrai motyvuoja. Jūs žinokit, pasidalinau iš Palangos objekto vaizdo tokį,
trumpo, atrodo, nu nieko įspūdingo, sandėliukas, namas, bet koks jūsų yra, jūsų reakcijos, tiesiog, nu, yra superinės. Nu, jūs esat šaunuoliai, šaunuolės, šaunuoliai, aš nežinau. Ačiū, ačiū, ačiū. Nu, nežinau. Ačiū, kad esat. Ir vat dėl jūsų yra verta filmuoti, kelti, dalintis ir daryti viską, nu, dėl jūsų, nu. Nu, tas Facebookas tikrai ne dėl to, kad man to reikia, ar aš ten uždirbu. Nu, viskas dėl to, ką jūs žiūrit. Viskas dėl to, ką jums patinka. Ačiū. Spaudžiam nykštukus į viršų ir susitinkam prie dar vieno mūsų projekto, kurį ruliai paruošti, čia paruošta, kaip karpome tikrai neturime mes čia kažkokių elektroninių staklių, bet visa technika išdirbta, kaip sukarpyti, kad būtų visi matmenys vienodi. Susidedam čia šitaip, vieną brūkšnelį čia, kitą čia, per žodžiu. Darbo daug, bet wow, ačiū, ačiū. Ir susitikime kitose vaizdo įrašuose. Ir taip pat tikiu, kad galime surinkti dar daugiau nykštukų ir tikrai dar didesnė motyvacija atsiras man bendrauti su jumis. Tad iki draugai, iki sekėjai, iki tiems, kurie mus mėgsta, laikina ir kuriems patinka mūsų turinys. Taip kad